Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiek tiek apie dažnį. Kartais mes stebimės, kodėl tie žmonės nesupranta, kaip jie taip gali nematyti akivaizdžių dalykų ir panašiai. Tai kaip ir mano video, kuris tikrai vertas peržiūros, Matricos sandara, aiškiai pasakyta ir šiandien noriu tai pabrėžti, kad dažnių skirtumai yra durys. Viename dažnyje jums tampa aktualūs vieni dalykai ir yra aktualūs ir jūs matot pasaulį vienaip, kitame dažnyje viskas yra kitaip. Todėl, kad kai keičiasi dažnis, jūs ir gyvenime turbūt pastebėjot, tie žmonės pradeda kalbėti kitomis temomis, jie pakeičia draugų ratą, jie pakeičia gyvenseną, jie pakeičia darbus, šalis, šeimos kartais persiskirsto, pasikeičia, todėl kad dažnis tai yra durys, pro kurias įėjus, pasaulis tampa kitoks. Neišsigaskim, jeigu perėjime pučia skersvėjis. Mano gyvenime, kaip tai vyko, labai krito svoris. Žmonės sakė, kas tau, gal tau kas atsitiko. Bet suprantat, kaip yra? Tu tiesiog senoji tu išeina iš tavo kūno, o naujoji ateina. Todėl nebijokit tos perkritimo ribos. Drąsa visada veda aukštyn, tai aukšto dažnio vibracija. Ačiū Jums, pokyčių ir drąsos.